17 užduotis, arba kitaip sakant, antrosios dalies paskutinė užduotis buvo štai tokia. Buvo, reiškia, duota funkcija ir su visais x priklausančiais realių skaičių aibei yra tenkinama tokia lygybė. Ir mūsų prašo apskaičiuoti funkcijos reikšmę taške 2, kai žinome funkcijos reikšmę taške 6, kuri yra lygi 4. Kaip mums reikėjo spręsti šitą uždavinį? Na, čia turbūt ką buvo galima galvoti. Tai iš tiesų, čia mes žinome, taip, kad šitas skaičiukas skliausteliuose yra x, taip? Tai, žinoma, atrodytų, mes žinome, kad x lygų 6. Bet jeigu mes bandysime statytis čia, tarkim, 6, tai ką mes gausime? Čia parašę 6 gausime 4, taip, šitoje vietoje. Čia 2 kart 6 – 12, bet čia 3 kart 6 – 18, bet mes funkcijos reikšmės taške 18 nežinom. Tai akivaizdu, kad x rašyti 6, na, nėra prasmės. Tuomet mes galim pamėginti parašyti skaičių 2. Ką tada gausime? Tada mes gausime, kad čia 3 kart 2 yra 6, taip? O funkcijos reikšmė taške 6 mes žinome. Čia bus funkcijos reikšmė taške 2, kurią mums reikia surasti, o čia 2 kart 2 – 4. Tai žodžiu, mes taip tokia ir gauname štai tokią lygybę. Reiškia, funkcijos reikšmė taške 6 yra lygų funkcijos reikšmė taške 2 plus 4. O čia mums tiesiog reikia ką? Reiškia, mūsų nežinomasis yra čia, gaunam tokią kaip lygtelę, kurią įspręs kaip reikia tiesiog. Tai reiškia, f funkcijos reikšmė taške 2 yra lygi funkcijos reikšmė taške 6 minus 4. Tai gauname, kad funkcijos reikšmė taške 6, kaip žinia, yra 4, tai 4 minus 4 yra 0. Žodžiu, taip pat ir tiesiog atrodytų įdomus uždavinys, atrodytų ką čia daryti, bet tiesiog reikėjo mėginti iš turimų duomenų sugalvoti kokį tą čia x įrašyti, kad gautųsi mums tokia lygybė, iš kurios būtų galima būtent surasti tą funkcijos reikšmę taške 2. Taigi, toks yra atsakymas.